Vytas, papasakok. O tu kodėl čia esi užėjęs? Tu taip? Kodėl tu čia esi užėjęs, kad tau čia gėrė? O kas, tu čia atviras įėjimas ir užėjau? Ten ir lauk. O ko aš turiu laukti čia? Ačiū, malonu. Tai aš pas tave paklausiu, kaip pas debutantą. Ai, tu tik tai gėjų bare? Biškai uždaras renginys, tai gal... O tai nėra jokių užrašų, kad šiaip tik atviras. Aš Pasakom, mes pasakom. pasakot, gerai, aš dar noriu su Armonaitė pakalbėti. Pasakom, tai jinai gal nenori klausyti. Tai jinai man, kai pasakys, kad ji nenori, aš tada žinosiu, kad nenori. Armonaitė, laba diena. Biškai nori pakalbėti. Ne, paleidai, įsivaizduojat, ir vėl nekaltas, matot. Tai prašau, užsiregistruokite delegatą. Gerai, užsiregistruokite. O kaip registruotis? Ateikit, parodykit man, kaip registruotis. Tai va. Klausykit, aš norėjau paklausyti dar, kol aš matau, užsiregistruosiu. O dabar čia kaip ta istorija, kad va, jūs, kai VRK teikė dokumentus, pateikė dokumentus 2 valandom vėliau traukiniu važiavot ir neteisėtai užsiregistravot. Nežinot šitą dalyką? Jau iškart bloga atmintis. Ne, aš noriu registruotis. Man sakė registruotis delegatų. Aš noriu, labą dieną. Aš noriu registruotis delegatų. Jo, Armonaitė leido. Ką tik Armonaitė man leido? Ką? Man leido Armonaitė, tikrai. O jūs kas toks? Ne, čia, kolega, keliaukit savais kariais, kaip sakyti. Ne, tai aš keliausiu, kad aš norėsiu. Žiūrėkit, esat privačiam renginiui, keliaukit viso gero. Vėlgi viešas renginys, aš kinu. Viešas renginys, užduotas. Nu, nėra jokių nei Esat užrašų. partijos narys, aš jau pasakiau, na. Tai man delegatų aš registruosiu. Man Žiūrėkit, sakė. viešo vietų nefilmuok apskritai. Čia yra vieša vieta.